Labukas rytukas. Nu ką, šiandien Rokas save griaužė ir prigriaužė. Visada atsikeldavau 9, 10. Ir toksai, kur paskiau naktį labai ilgai sėdėdavau, nes daug dokumentų reikėdavo užpildyti, visiems viską išsiuntinėti. Kai lietus laukia lyja, tai viskas tvarkoja, gali sėdėti visą dieną prie kompo ir viską tikrai spėjai susitvarkyti. Bet dabar, kai prasidėjo vėl geri orai, tos visos šienapjūtės lauko darbai, tai nueini miegot 1 nakties, keliesi 10 ir atsikėlęs iš karto šauni į traktorių, nes jau būna rasa nukritus ir varai dirbti. Tai toksai, kur ne man tas miegojimas ilgas ir labai nervina, kai reikia vėlai nueiti miegot, nes vis tiek jau jauties pavargęs ir išsimuši iš ritmo. Tai šiandien atsikėliau 7:30. Vakar irgi vėlai miegot nuėjau, bet šiandien šiaip ne taip atsikėliau 7:30, 2 žadintuvus gavau užsistatyti, nes reikėjo nusiųsti dar kelis dokumentus į Ekoagrosą, reikia video montuoti, taigi nepamirškim šito. Ir faktas kavos atsigerti. Tai labai džiaugiuosi, žinot, kuom. Taip, Rokas eina į ekologinį ūkininkavimą, bet čia ne esmė. Esmė yra ta, kad man dar tikrai daug ką reikia išaiškinti, kaip padaryti, kodėl ne taip daryti, kodėl kitaip daryti. Tai nuo pat pirmų, nuo pat pirmų dienų gal negalėčiau sakyti, nors gal iš tikrųjų jau apie savaitę laiko bendraujam su Ekoagroso Telšių filialu ir su viena konsultantė nuo pat pradžių, nuo pat pirmų dokumentų siuntimo susiskambinam, ką reikia, susitarėm ir kaip malonu, kai žmogus su tavim bendrauja, lygtais aš jį pažinočiau ne pirmą kartą ir taip paprastai viską moka švelniai, gražiai išaiškinti. Nes kai būna paskambini į kitas instancijas, tai ar tu supranti, kad ką tu čia dabar dirbi, tu nesąmonės čia darai, o nemoka, tiesiog aš net nemoku pats taip papasakot, kaip jie ten padaro, bet čia tiesiog paskambini, būna man kitą kartą 10 kartų skambinu, nes kažko nesuprantu, bet visada ramiai, santūriai viską paaiškina, išaiškina ir jeigu reikia, dar padeda netgi ir užpildyti. Tai, viskas tvarkoja. Man tai patinka, kai ir darbas geriau einasi. Nes, jeigu tau kažkas kažkokį spaudimą daro, tai tada tikrąja to žodžio prasme pasiųsčiau ant 2 žodžių ir skambinčiau kažkur aukščiau, kad man duotų žmogų, kuris moka komunikuoti su klientu, su partneriu, taip sakykim, ir grįžo karvių melžėjai, kuris moka komunikuoti, ta prasme, su žmogum, normaliai išaiškinti, nes visi esam žmonės ir visi darom klaidų, taip kad kai kurie labai jau čia savį išsikelia aukščiau visko, kad aš čia konsultantė, aš čia vierchas. Nifiga tu ne vierchas, tai labai galima greit ant žemės nuleisti ir jeigu man kažkada kažkas pradėtų pudrinti smegenis, ant manęs rėkt, šaukt be jokios priežasties baisios, soriukas, bet tau tada nepasisekė. O čia man patinka. Dabar irgi paskambinau, aišku, neskambinau lygiai 8, paskambinau 8:30. Ir
buvau pamiršęs pasirašyti dokumentą. Viskas tvarkoj, sako Rokai, nueik į Ekoagroso puslapį, mes atsiuntėme tau laišką, pasirašyk, aš jį automatiškai gausiu ir įkelsiu. Gerai, sakau, ačiū. Ir rugius, kur turiu pasėjęs, tai irgi dėl sėklos papasakojo, kaip kitais metais daryti, nes visokių yra tų kriterijų, žodžių, ekologiniam ūkininkavimui, tai iš karto jau komunikuoja, sako, jeigu kažko reikės, skambik, visada patarsi. Tai mano mama, kai su ekologiniu pradėjo, tai irgi bendravo iš karto su Telšių Ekoagrosu ir nežinau, faktas buvo ten kažkokių klaidelių, kad mes patys gal to neužpildėm ar kažko nepadarėm iki galo, bet visada normaliai išaiškindavo ir tas patikras atvažiuoja malonus vertintojai, malonus tikrintojai, nežinau, iš karto stresas nukrenta ir nereikia parintis. O yra tekę turėti mamos ūkį ir su kitų rajonų specialistais Ekoagroso, šiek tiek likom nepatenkinti, bet labai greitai viskas išsisprendė ir važiuojam toliau, žodžiu. Tai dabar nežinau, gal daryti pamontuoti video, dar šiek tiek laiko turiu, 1,5 valandos, daugiau gal, tai žodžiu. Atėjo jau ir vidurys dienos, 11. Tai išsimaudžiau piene. Beršiuks biškiau užmetė iš kibiro, bet nieko. Tai ką, važiuoti, griebti vėl. Rankos dabar švarios. Pažiūrėsim, kai bus, kai grįšiu. Jo. Baisiai tingam. Lapė aukštį nusičiupo ir nuvarė į savo urvą. Čia laukas, tai padėk Dieve. Taip, žolės nemažai, bet nelygus. Man reikia lygių laukų. Aš noriu. Žodžiu, šiaip žolė jau tokia padžiūvus normaliai. Tai jeigu ir nespės šiandien supresuoti, nes dar turi 10 hektarų presavimo, tai jeigu nespės šiandien ir sudžius, tai labai nepergyvenu. Padarysim į šieną, daugiau šieno bus, ir gerai. Nes per atolus bus galima paimti baltą, į baltus rulonus. Bet tikėkimės, kad viskas bus tvarkoj. Senukas važiuoja pjaut. Kuku. Tai yra namie kas nors? Nėra. Aš taip žiūriu, gandrai kojas apsišikė. Einam orų žiūrėt, ar tik nebus lietaus. Siokė brytė, sugriebojau. Visą. 2 hektarai 90 per 2,5 valandos. Būtų lygus laukas, tai dar greičiau. Bet turim, ką turim. Labai aš jau čia kažkaip paskutiniu metu pradėjau verkti dėl tų nelygių laukų. Iš tikro labai ir technika laužosi, ir pats laužais.
Važiuoju čia va, vartaliojasi į visas pusės. Tai jau reikėtų pradėti dėliotis planus rudeniui, kur ką sėsiu, kur ką sėt, kokias žoles, kurias pievas art. Reikia jau šito plano, reikia. Jo, žolės šiaip čia nemažai. Aišku, reikėtų gal sugrėbti 2 į 1, bet nu gerai, tipo, normaliai viskas yra. Buvo gautas iškvietimas, kad padanga sprogo. Vykstame į įvykio vietą, išspręsti problemus. Presui čia padanga sprogo. Ar sprogo, ar nuo susidėvėjimo praplyšo, nežinau, to išsiaiškinsime. Va taip, va pakritę žodžiu ant mašinikės, deginos, traktoristiškai įdegi tobulinu. Skrolinam, atostogaujam žodžiu, va, prie jūros, prie šieno. Gedo pieno šaldytuvas, kažkas buvo, kompas nebeveikė, tai atvažiavo meistras, pidisokas, išsivežė kompą, sakė, galimai 270, jeigu jis sutvarkyti. Malonu, neturim kur pinigų dėti. Šaldytuvas labai retai pas mus naudojamas, yra tik tai savaitgaliais, nes taip kiekvieną dieną yra iš karto iškaitinamas, perdirbamas, o šeštadienį, sekmadienį yra atostogos, tai pilam į šaldytuvą. Bet, nu, tipo, vis tiek reikalingas kažkiek daugiau ar mažiau. 5 valandas. Все, presas eina. Atvažiuos mum presuot. Šiandien ir rytoj. Tai reikia persikabyti grėblį ant senuko. Su senuku važiuot, grėbt ten tą halimą, tą gaidyną ten. Dabaigas ten. Grynas gaidynas. Tas pats, kas griovius grėbčiau. Tai tenai važiuot halimą pabaigti grėbti ir ant paštom antro kabitlį netų. Ir viskas, oho, čia nenusileisiu. Ai, nusileisiu. Citroenas kaip džypas, visur ir nulipa ir užlipa. Pavargau. Bet nedirbsi, neturėsi. Tai ir duodamis. Jau tikrai va, užkniso tokie laukai, kur važiuoji ir kabinas skraido į visas puses. Eikit jūs kakot su tokiais laukais. Jau man atsibodo. Dar sankabą pareidinėja. Nežinau, kaip rulonus reikės susivežti, bet žodžiu, nelabai malonu taip, nes vos įsijungia. Kartais užplaukia gerai, kartais ne.
bet nusiėmė gaziuką biškį ir įjungi. Jopšik, matė, aš nesuprantu, ar sunku paimti pievas išsilyginti. Negaliu normaliai važiuoti. Aišku, už tokį lauką ir kaina didesnė darbo. Faktas, niekas čia nežaidžia. Žmonės, kadangi samprotaujantis, patys supranta, kad čia laukas neidealus, tai ir kaina kita. Soriukas, bet tokia realybė. Reikia naujo traktoriaus su plačiom padangom. Pakol kas labai džiugina, nes visi lygus rulonai. Visi iki vieno. O dėl ko? O todėl, nes supratau, kaip geriau yra presui, kokios geriau yra presui pradalgės. Tokios nei storos, nei plotos. O ką, Jessica, važiuojam, kiek čia turim tų rulonų? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 rulonai dabar. Tai, vaikinė. Normaliai, ne? Labai gerai. Labai gerai. Iš tokio laukiuko, nu čia 2 hektarai 90. Tai iš tokio lauko 26 ruliai dabar ir dar yra likusios pradalgės, tai aš manau 29 ruliai tikrai bus. O! Bent kažkas šiandien mane pradžiugino. Pasaka, dabar klėvelė nelimpa prie jokio vamzduko nieko. Liuk. Ir kaip ir nori nukirti. Beveik. Geriausia dienos dalis. Pasiemu, pasivežioju. Atvežė bimbalistas man Red Bullio. Nes jau reikia. Jau reikia. Pasukau plėvelę ir visai kitaip dabar ir tą visą mechanizmą pasukau, tai dabar ir plėvelę nukerpa ir pasiema uogą. Viskas labai gerai čia. Opa, turim. Baigėsi plėvelė. Oi. Gerai, kažkaip šiandien visai, žinokit, man neblogai sekasi. Visai man patinka, kai sekasi. Kaip sako, būna sekas, būna kas sekas. Nu, bet šiandien, ką aš žinau, labai kažkokių didelių kasiakų neturėjau. Nu, gal apart to, kad presas biškį sugadino dienelę, bet 3 šokom, sutvarkėm ir viskas gerai. Tai maža čia bėda. Padanga ta. Ką? Vėl tas pats lapiukas. Alio, pacanas.
Lasanė. Prieigulė. Ačiū. Nu vo, viskas. Šiandien dienukai tiek. Baigti darbai. Ką tu? Labas rytas. Labas. Vairioška, matrioška. Dar vienas darbingas dienas. Dar viena darbinga diena. Tikėkimės, kad jos niekas mums nesušiks. Laikykim čiurkas. Tai kur reikia atsikabyti vyniotuvą, kurio aš labai nenoriu atsikabyti, bet reikia atsikabyti ir mestis bačką ant galo. Vandenuką pasižiūrim. Čia bus daug vežimo rulonų. Ir nežinau, kaip seksis juos krauti, nes 8 grybą pjauna, neišmina sankabas iki galo. Nu, bulėkė, kaip tau tarp panų gyvent? Ką, dominuoji biški, ne? Ar turi čia konkurentų? Neturi, man atrodo. Ne. Tai tu čia vienas, vierkas, girdi. Vierkas tu čia. Jo. Atvažiavau paatostogauti. Vienas vis tiek gavus kiaušinis, bet nieko nepadarysi. Tokius yra žymiai sunkiau paimti. Žymiai sunkiau paimti ir tada va, būna didesnė tikimybė, kad jie arba taip pat išsiridena, arba štai pasirieks. Reikės važiuoti priekabą pasiskolinti, rulonus įsivežti. Visus tenai 30 gavo, 3,1 ir čia 20 gavos. Tai čia yra nepilnai 2 hektarai, tai kaip tai visai neblogai, normaliai šiaip. Viskas good. Tai kiek čia mes tų rulonų, reikia paskaičiuoti, kiek čia jų yra. 153 ruliai. Vėl filmuoju. Ir ką? Kai visada, aišku. Lepk. Jau pakrauts, gali važiuoti, o mes varom savo pasikrauti Daliks 4 ruliai. Nesutalpinsiu jau kitaip. Didesnis priekabos tada reikia. Užteks. Tai ką sakiau, kad tą didesnę imti, kad... Viršininką turiu. Išminamam guoliai šakys, žodžiu, su šakutėm. Ai, tu kakot.
Nu tiek to. Paliekam šitą tai. Norėjau pasitaisyti. Galas kaip galas. Evaldai perduok linkėjimus. Čia. Atkabinsim priekabą nuo senuko. Ar užkabinsim tą didesnį. Ir varysim greitai tą pakrausiu. Ant senuko užkabinsim. Senukas nutrauks į laukus. Lygiai 12 rulonų pakrausiu. Ne 12. Jo. Ne. 11. 11 rulonų pakrausiu. Ir partems iškrausiu ir tada su senuku nuvilksim į vietą. Atgal žmogui. Nes 8.2 išminamas guolis parėjo, tai jau taip kraunu su stresu. Nes išmini sankabą ir vis tiek jisai važiuoja. Nelabai malonu, nelabai. Ir dar ką pridirbau, tai pamečiau vieną ruloną naumestį. Jop, pamečiau, susikroviau ant priekio 2 ir paskiau po vieną. 12 rulonų pasikroviau ir vieną pamečiau tik išvažiavęs į plentą. Bet gerai, kad ne ant kelio krito, o į tą patį lauką ten. Pakroviau 4 ant viršaus, aš nesuprantu, kaip aš apsiskaičiavau. Tiksliau mes apsiskaičiavom. Nesupratau, iš kur dar tas vienas rulonas atsirado, nu bet okei. Atrodo ir 12 klasių baigiau viską, nu bet su skaičiais kažkaip nelabai sekas. Viskas! Šitą gaidį į laužyną. Vos priekabos visos, nu, neišstūmiau visų rulonų. 6 pavara parvažiavau, nu, kaip visada kraunu. Atsiremiau, išminiau sankabą, išminiau stabdžius, jisai vis tiek važiuoja. Labai gerai galvoju. Ir išjungt pavaros neina. Tai biški pasitelkęs nervus ir jėgą išplėšiau. Nu, žodžiu. Taip atrodo normaliai jungis, bet kai reikia va pastoviai minkit pirmin atgal, nu tai nėra ko norėt, čiagi Belarusas. Tie krovos darbai pastoviai, jeigu mėšlus kokius reikia kraut ar kažką, tai pastoviai per rulonų vežimą ir per mėšlų kratymą. Pastoviai arba lapkutės, arba išminamas guolis. Dažniausia tai lapkutės sudyla.
šitas rulonas labai negražiai. Labai negražiai. Iš lėto parvažiuos. Ačiū Evaldukai, kad padėjai. Pabūčiau. Tada būčiau vežęs. Įvairiausių dalykų. Sveiki visi. Šiandien esam Beef Feste. Atvykom prekiauti savo sūriais. Ir negaliu neparodyti tokių vaizdų. A čia tavo gamybos? Mano. Tai duok paragaut, ką nors. Ką? Koks čia Tautvydai ir su kuo čia? Čia, man atrodo, rūkytis. Kodėl tiek mažai? Daug žmonių išpirka. Matai, kokią reklamą darau. Das kokias skrybelį. Žiūrėjau, keliolį padariau per naktį. O iš kur tą karvę gavai? Blet, gaminau 2 paras be miego. Matai, kaip pakiai mėlyni. O tai čia kieno čia tas ūkis? Broko. Nu, neištarsiu, bet pilnas lašus dabar šimoju. Prašom paragauti. Agitatorius. Ai, rankų pasta, ne dantų pasta. Žmonės pritraukia Tautvydėlius. Sako, valau dantis ir neputoja. Kažkaip daug nekraučia, kad rankas kaip plaunant švariai nusiplaukia. Jo, čia galėsit giminiai padalinti visiems. Sako, plaukit rankas. Labai gerai. Trečias klausimas. Koks kepimo laipsnis Gerai, kuo daugiau, tuo skaniau. vidutinių, tai yra medium jautienos kepsniui. Keist riebalų Laiminė aš. raumenyse, aplodismentai šiam jauniką jau bėgdamas. Pas tave šeimui tiek daug kalba mama. Jisai daug kalba. Aš nežinau, iš kur jis toks yra. Prašom paragauti. Ai, ačiū, neatsimenu. Per daug žmonių. Labai gerai, keliaujame. Prašom paragaut. Jau vienos rūšies nebeturim, super saladu. Nu, per daug štekų biškirklė džiūnai. Gerai, kad tu daug šneki, gerai, man nereikia dirbti. Nežinau, ką mokės. Tai kuris variantas yra? Nu ką, nu tai gal kaip nors su sūriais susitarsim, ne? Natūra. Rimtai pagalvos. Arba ten yra Švyturio palapinė Tautvydų. Galiu sulakstyti, jei reikia. Ne, daug nereikia. Aš jau kas vakar beliks. 21-45 dienos yra dar. Tai vakare afteris, tai reiks sūrio pasiimti. Nu, duosim, neklausim. Už tokį Girdi darbą afteris, tai gali agituoja. Rinkti iš aplinkinių sudėtus maišus. Užsuko pas mus įsigyt sūriukų. Žygimas. Iš Telšių. Iš Skiočių ūkio. Taip. Ir pas Roką, pas jo šeimos ūkį labai skanus gaminami sūriai, kurių dabar prisiragavau. Ir noriu ne tik pats paragauti, bet noriu parvežti ir dovanų, broliui, tėveliams, žmonai. Nes tikrai rekomenduoju įsigyti, skanauti, mėgautis. Čia super. Gal kada į ūkį? Gal pro šalį važiuosi? Nėra problemos. Per eglutę buvo atvežta paragauti. Taip. Tu vedėjai renginį. Tai va dabar prašau jau. Jau dabar rankose. Ne tik gabaliukas, bet rimti gabaliukai, kaip sakė. Tai ką, linkėjimai ir palaikykit šitą nuostabų ūkį, kurie gamina puikius, nuostabius lietuviškus produktus. Dėkui. Man prikalbino į traktoriaus tempt. Kurį tempsim? Kurį? Čia Sveiki visi! Čia kombainą klasą, tą su frontaliniu ar aną? Su frontaliniu. Aš pirksiu Belarusą. 82 frontalinis, su balkiniu tiltum. Jo, paskiau iš karto hemorojus. Hemorojus, šypsina akyse. Kas čia?